Šiandien mes darysim kinietiškus bulvinius makaronus. Mums reikės čili pipirų, kalendros, svogūnų laiškų, druskos, kukurūzų krakmolo, raudono vyno acto, alyvuogių aliejaus, džiovinto česnako granulė. Ir dar reikės 3 bulvių, nu ne visą kilogramą. O. Labą dieną! Subulim per mordą kaip dar. Gerai. Paimsim 3 didžiausias bulves, biškį papuvusias. 1, 2 ir 3. Ir užteks. Taigi mes dabar turim išplauti bulves. Išplovėm bulves, dabar jas reikės supjaustyti. Of course. Ką mes išplausim dar kartą bulves? Išplausim antrą kartą. Taigi mums dabar reikia supjaustyti gabalais bulves. Kiek mums reikia? 7 gramų. Tai vienu galim paimti ir viskas. Imk 2. Bus, jeigu neužteks. Gerai, tai čiagi mažai to reikia. Gerai. Plantmanas. Mr. Plantman. Oi. Taigi mums reikės plius minus 7 gramų svogūnų laiškų. Turim visko, ko reikia. Tada mums reikės nedidelio kiekio koriandros. Tiesiog, kad tavo burna sakytų viduje, o taip! Tau raunas stovi. Ne. Jeigu supjaustą koriandrą dedame į supjaustytus laiškus svogūno. Mes paimsim 2 gabalėlius šviežio česnako, vien dėl to, kad mes daug neturim sauso smulkinto česnako. Čia gaunasi grubiai, kiek mes liko, sausas česnakas. Tai mes viską tiesiog supilsime iki visą kišmišą. Taigi mums reikės smulkintų čili pipirų. 7 gramų. Dėsim 5, nes bus labai aštru, manau. Kol mes čia darėm šitą kišmišą,
Jau pradėjau virti bulbą. Šiuo metu aš noriu snackso, tai man reikia druskos. Mums dabar reikia 300 kukurūzų krakmolo gramų. Patikrinsim, ar bulbė išvirus ar ne. Tikrinam su žuvies galva. Oi, minkšta labai, žinok jau. Žiūrėkit fokusas. Dabar su šitą mentelę, šitas visas bulves, greičiausiai tam pačiam puode mes ir sutraiškysim. Įmetam 5 gramus druskos, tai kažkur, nu tiek, užteks. Pilam krakmolo, kukurūzų. Ir maišom su mentele. Viską išmaišom gerai. Oi, koks jisai karštas. Jis labai karštas, žinok. O, super hot. Karštas. Reikia mums išeiti iš to. Davai vandens įpilam dabar. Tik tiek vandens įpilam. Koks karštas, žinok. Aš nežinau, kaip aš... Tai duok man gal. Gal nereikėjo mums puodė. Super karštas, žinai. Atrodo kaip karšta pašau. Nu tai kam tu darai taip? Davai permetim į kitą kažkur puodą. Buvo klaida į karštą puodą. Bulves maišyti karštą puodą, tai mes permesim į kitą puodą. Geriau. Vis tai karšta. Sasisačka. Karšta. Sasisačka. Пішло. Gerai, tu nori irgi pakaifuoti. Jo. Mes duosime pakaifuoti, ne? Duosim pakaifuoti. Šitam škrypelį mažam. Su šitą tešlais nori pakaifuoti. Rimtai labai rimtai. Aš labai rimtai matau, kad... Mūsų kūrinys yra... Cepelinas. Kvepiantis. Darysim jį į 2 dalis, nes turim jo daug. Mes dabar kočiuosim vieną didelę sardelę. Labai mažai.
Užkaisim vandens iškart iš anksto. Ir uždedam. Ir mes tęsim sasiskų gaminimą. Dabar iš jų darysim, kočiosim mažesnės, kaip medžiotojų dešrelės plius minus. Kai jūs pradedate kočioti, reikia, kai jos kočioja, šiek tiek tempti juos į šonus. Parodyk tai. Bet labai nestipriai. Dabar gražiai labai išsitempia. Mangi pas mus sasiskų šitų. Pas mus jau tuo metu jau verda vanduo. Reikia mest visas sasiskas šitas. Davai. Sasisačkos. Ir dabar, kai mesim į vandenį visas šitas sasiskas, šitus bulvinius makaronus, kitaip sakant, reikės palaukti, kol vanduo pradės virti ir 2 minutės tada reikės pavirti ir išjungiam. Jau, все. Snimaim. Turi pavirti 2 minutės dabar. Viskas praėjo 2 minutės jau. Ir mėginsim nupilnėti. Kažkas gavosi! Dabar turi atšalt kažkaip. Šaltą vandenį vėl grąžinam į drušlaką. Nusijuoja viską. Taigi mes dabar atmatuosim 40 ml augalinio aliejaus. Alyvuogių aliejaus. Dabar mes darysim užpilą. Taigi mums reikia pusę šaukštelio arba visą šaukštelį druskos. Dabar mums reikia supilti prieš tai pagamintą miksą. Taigi mes visą šaukštelį vyno acto dėsim, įpilsim. Gal šiek tiek daugiau. Pamiršom paminėti, kad reikia sojos. Taigi bus šaukštelis ir gali šiek tiek daugiau, jeigu mėgst labiau sūriau. Taigi dabar pilsim įkaitintą aliejų, tai apie 35 g olio. Ir dabar imsim viską ir sumaišysim, bet reikia atsargiai maišyti. Daug skonio. Man tiesiog jau burnoja viskas. Man irgi tokį taip įdomu, koks skonis bus. Koks nekvepia. Jo? Skaniai? Mhm. Oi, blin, koks skanus, geras koks kvapas, negaliu, labai skaniai kvepia. Tikrai, wow, palauk, dar. Wow, kaip skaniai kvepia, kažkoks toks egzotinis kvapas. Aš jau nekantrauju paragauti visą šitą reikalą. Noriu Nu ką, skanaus, atšmėgos, skanaus, ragau pirmas. Gerai, bandom paragauti šitą sasiską. Ok, paėmiau aš. Kvepia tai tikrai labai skaniai, toks geras labai kvapas. Man jau seilės bėga.
Žinok, labai neįprastas skonis. Va. Palauk dar kartą, palauk dar biškį. Nesuprantu, pirmą kartą tokį skonį jaučiu. Nu, aš 9 duosiu tikrai, man tai skanu. Labai skanu. Gal norėtųsi dar, gal padažiuko, gal kažkokio dar gal sojos daugiau pripilt. Nu, kažko dar biškiai užpilt, bet šiaip tai labai neįprasta, net nežinau, 9 duosiu 9. Nu, paragausim. Kas čia per aparatai? Naragaujam? Irgi ne. Užneša lietuvišką cepeliną. Pati konsistencija. Ir labiau klampi. Aštrumas duoda superinį skonį. Man druskos pilnai užtenka. Devetka, 9, va. Au. Like and subscribe. Oh yeah, baby. Jūs išmokinsiu atbulinio šikimo. Aš noriu pasakyti, kad labai skanu. Dabar aš, kai valgai, kuo toliau valgai, to... Daugiau nori. Jo, daugiau nori ir tas aitrumas toks ant galo ateina labai fainai. Tai tikrai, aš gal netgi 9,5 duodu.